Labą dieną visiems. Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba naujai išrinkta susirinko į pirmą posėdį. Ir ta proga leiskit visus pasveikinti su jūsų išrinkimu į miesto tarybą. Aš, Zita Ščičytė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Tai padeda man Dievas. Remdamiesi jau esančią tvarką, sieksime patobulinti senamiesčio atgaivinimo programą. Pirmiausia, ieškosime visų įmanomų galimybių savininkus priversti tvarkyti jiems priklausančius, tačiau apgriuvusius ir neprižiūrimus statinius, arba ieškant visų įmanomų teisinių būdų, įpareigojant juos galbūt net ir nugriauti. Turime užtikrinti mūsų vaikams ir moksleiviams saugią aplinką švietimo įstaigos ir jų prieigose. Aš noriu pasakyti, kad jokių būdų nerealizuoju ir nekvestionuoju to, kas yra šiandien. Tai nereiškia, kad šiandien Klaipėdos moksleiviai nėra apsaugoti, nėra saugus, ar jiems gresia pavojai. Tokios dramos nėra. Kalbant apie socialinę paramą, reikia aiškiai suvokti, kad tik taikli ir prieinama socialinė parama gali duoti maksimalų efektą, optimaliai panaudojant tai paramai skirtas biudžeto lėšas. Toks būdas būtų pats tiksliausias mažinant vis dar pasitaikančią klaipėdiečių socialinę atskaitą. Drįstu tikėtis, kad tikrai sutiksite, kad daugiau miesto biudžeto lėšų ar mūsų pastangų turėtų būti nukreipta socialiniams projektams ir socialinio būsto statybai. Na, o politinės jėgas, kurios matys save opozicijoje, linkiu, kad jų būtų kuo mažiau, tačiau labai nuoširdžiai tikiuosi konstruktyvaus miesto labui, miesto gyventojai, darbo. Skaičiavimo komisija sudaryta iš tarybos narių Sauliaus Budino, Algirdo Grublio, Natalijos Istominos, Mindaugo Žylio, Naglio Kuteikio, Jurijaus Šeršniovo, Irinos Rozovos ir Lilijos Petraitinės išdavė 31 biuletenius dėl savivaldybės mero išrinkimų. Atidarius balsadėžę rasta 31 biuletenis, negaliojančių biuletenių nebuvo, visi 31 yra galiojantys. Balsai pasiskirstė taip. Už Vytauto Grubliausko kandidatūrą pasisakė 21 tarybos narys. Prieš 10. Atsižvelgdama į balsų skaičiavimo komisijos 2011 metų balandžio 12 dienos protokolo, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia išrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės meru Vytautą Grubliauską. Antra, nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės mero pareiginės algos koeficientą 10,98. Ir šitą projektą siūlau patvirtinti vardiniu balsavimu. Taip. Arūnas Barbšys. Už. Valerijonas Bernotas. Už. Saulius Budinas. Už. Nerijus Čiapas. Už. Vytautas Čiapas. Už. Rimantas Sibauskas. Už. Eugenijus Gentvilas. Už. Vytautas Grubliauskas. Už. Algirdas Grublys. Už. Natalija Istomina. Už. Vячеslav Karmanov. Už. Tamara Lachankina. Vytautas Lupeika. Už. Lilija Petraitinė. Už. Vidmantas Plečkaitis. Už. Naglis Puteikis. Už. Artūras Rasbadauskas. Už. Ivanas Romanovas. Už. Irina Rozova. Už. Judita Simenovičiūtė. Už. Ramunė Staševičiūtė. Už. Jurijus Šeršniov. Už. Ilma Šeškienė. Už. Zita Šličytė. Už. Artūras Šulcas. Už. Rimantas Taraškevičius. Už. Vячеslav Titov. Už. Audrius Vaišvila. Už. Vygantas Vareikis. Už. Alina Velikienė. Už. Ir Mindaugas Žilys. Už. Sprendimas priimtas.
vienbalsiai, sveikinam, dabar galim ir emocijas paleisti. Priimu šitą balsavimo rezultatus kaip didžiulę atsakomybę, kurią dalinsiuos draugė su jumis, nesutikite, nes dirbti teks drauge, sprendimų ieškoti teks drauge ir tik ieškant juos surasti. Ačiū jums visiems, ačiū tiems, kurie turėjote kitokią nuomonę, nebejoju, kad ji taip pat yra siekiant geresnį rezultatą, siekiant turėti galbūt kitokią nuomonę. Ir aš manau, kad išgirsti ją bus ne tik mano, bet ir visų mūsų pareiga taip pat. Ačiū visiems, linkiu gero, konstruktyvaus darbo, susiklausimo ir svarbiausiai pagarbos vienas kitam bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje. Dėkui.